Labas rytas, draugai, kanalo stebėtojai. Senai bedariau video. Buvau labai užimtas, tai ir biškutį su video buvau pristabdęs. Bet dabar važiuoju truputį dar į darbuką. Šiandien yra lapkričio 1. Žmonės važiuoja į kapines, bet aš važiuoju dar iki darbo, nes, kaip sakant, turiu pasidaryti tai, kad pabaigti objektuką laiku, priduoti žmonėms. Ten 1,5–2 valandas man užtruksiu, bet video ne apie tai. Žodžiu, nutariau padaryti dar vieną video apie savo darbinį automobilį. Tai Nissan NV200 elektrinis, visiškai elektrinis, ne hybridas. Tai dabar pas mus šeimoje yra 2 automobiliai, tai yra abudu elektriniai, ne hybridai, ne benzinai, ne dizeliai, tik elektriniai. Didžiausia bėda mūsų yra tai, kad tiek tas nuvažiuoja apie 100 km. Tai nėra blogai, iš tikrųjų 100 km, nėra mažai, bet norėtųsi ir truputį, kad toliau nuvažiuotų, bet čia po vietą mums Sočiai, daugiau negu Sočiai, tas 100 km. Tai norėjau papasakoti apie savo automobilį, kaip man seka su juo važiuoti, kaip jis tarnauja, kiek nuvažiuoju, šiaip kaip automobilis. Tai žodžiu, pasirodysiu ir aš truputį į kadrą, kad nesakytų, kad nefilmuoju. Buvo kažkada žmonės sakė, kad savęs nefilmuoju, kažkaip ten. Tai parodau, kad esu ir situacija tokia yra su automobiliu, nuvažiuoju, kaip ir minėjau, apie 100 km. Yra pas manęs Webastava įdėta, ekranėlis mato toks mažas, nežiūrėkit, čia dulkių pilna, nes sakau darbinė mašina. Tai su Webasta nežinau, reikia kažką žiūrėti, nes labai išmetimo dūmų kvapas eina toks visų pirma. Reikėtų truputį perdaryti ir turiu įtarimą, kad kažkas yra su išmetimo vamzdžiu, nes, labai kyla į viršų tie dūmai, tai nežinau. Žiūrėsim su laiku čia, dabar neturiu kada tiesiog. Tai šildytuvą įsijungiu, čia pačioj head parašyta, įsijungiu šildytuvą, trumpam įsijungiu, sakykime, porai minučių pašyla. Kabina man pašyla, nes jinai yra, matot, uždara pas mane, greit prišyla. Tai pašyla, išjungiu, vėl biškutį atšala, vėl pašyla, vėl įjungiu. Dabar kaip šiuo metu net neįjungiu šildytuvą, nes nėra šalta, langai nerasuoja, tai, kaip sakant, užtenka ir tiek. Jeigu įjungiu šildytuvą, tai kažkur apie 20–25% akumuliatoriaus talpos nukrenta, sakykim taip. Tai kaip bebūtų, stengiuosi pataupyti. Tai nuvažiavęs esu dabar tikrai nemažai, kažkaip mėnesis geras, gal koks važinėjęs. Tai nežinau, tas speedometras turbūt nesimatys. 2756 km esu nuvažiavęs jau, beveik 3000. Tai į dieną man gaunasi beveik po 100 km. Tai visai, sakyčiau, padoriai. Jeigu žiūrint piniginį išraišką, sakykim, kaip, tai, grubiai, sakykim, 3000, vis tiek tai būtų 3 bakai dizelio, tai apie 3,5–400 eurų sutaupiau drąsiai, vien važinėdamas su elektrinė savo mašiną. Aišku, jeigu turit savo elektrinę, tai čia vėl. Bet jeigu ir neturit elektrinės, kaip bebūtų iš elektros stotelių kraunantis, nesikraunant belekūro, žinant, kur yra normaliom kainom, tai yra netgi Šiauliuose ir Akmenėje po 15–17 centų už kilovatvalandę. Bet kokiu atveju vis tiek gaunas, buvau skaičiavęs, dabar tingiu matematiškai skaičiuoti, 2–3 kartai gaunasi vis tiek pigiau nei su dizeliu. Plius, nėra išlaikymo, nereikia tepalų, nereikia remontų visokių filtrų, diržų, ten įtempėjų, generatorių, žodžiu, daug atsimeta visko. Tai
tas eksploatacinės išlaidas yra mažesnės. Ir dar kas patinka, atėjai, atsisėdai, įjungiai ir važiuoji. Nereikia kaip dizelinė ar benzininė mašina ten pašildyti, ten, kad variklis pašiltų, ten nieko nereikia, atsisėdai, jeigu langai neužrasoja, sėdi ir važiuoji, viskas. Tai va tas variantas patinka. Toliau, pats kaip automobilis, tikrai neblogas, patinka. Ten išeiginė mašina mūsų yra Renault Zoe, o šitą yra Nissan NV200. Tai trauka gera, buvau ir pasikrovęs, sakykim taip, ir pakrautą važiavau, traukė viskas gerai ir priekabą pakabinus čia neturėtų kažkokių problemų būti. Nes vis tiek elektros variklis jis turi tokį ir momentinį tokį lupimą, sakykim, ir tos galios turi, tikrai užtenka čia tos galios, kaip kiti yra klausę žmonės, ar pasikrausia, ar tau čia, sako, ar trauks tau iš vis, elektrinė ta traukia, viskas čia gerai, problemų nėra. Remontuoti dar nieko neremontavau, šiaip eksploatacija viskas liuks. Dizainas vidaus irgi toks visai neblogas, šiaip sėdėti aukštai, netgi turbūt matosi, kad sėdžiu truputį aukščiau. Iš dydžio jinai yra tokia, įsivaizduoju, kad nemoku dabar ką sulyginti, galbūt kaip sulyginčiau kabluką kokiai Volkswagen Caddy, tik tiek, kad sėdė aukščiau ir būdoj yra, man stačiai telpa gipsas pastatyti, tai į objektą nusivežti man gipsai yra liuks, kur, sakykime, Volkswagen Caddy stačiai aš neįkišdavau. Tai va čia galiu įkišti ir be problemų nusivežti gipsą į objektą. Tuos bagažinės būdos dydis, ilgis yra 2 metrai. Tai kas virš 2 metrų reikia atsidarius dureles nusivežti iki objektą. Tai va, ar rekomenduočiau? Jo, rekomenduočiau, nes vis tiek jau pravažiavau nemažai, beveik 3000 km, sakau, tai tikrai džiaugiuosi ir net nebesvarstau ir net nebegalvoju apie grįžimą prie dizelinių ar ten benzininių variklių. Kol kas šiai dienai net nebegalvoju, svarstom aišku apie išeiginę mašiną, kuri nuvažiuotų bent 300 km, bet čia tik ateityje, o dabar viskas liuks. Mane tenkina, aišku, matysim dar prie didesnių žiemos šalčių, kai bus, tebūnie, tegu nukrinta tas nuvažiuojamas atstumas per pusę, bet kai aš sakau, mum po vietą, o Jėzau, užtenka. Dabar aš važinėju kiekvieną dieną į darbą 22 km pirmyn atgal, nuvažiuoju, dar nuvežu tėvuką į sodybą, darbuojas ten, dar 10 km pirmyn atgal, tai grubiai, sakau, dar ten po vietą pasivažinėju, tai man kiekvieną dieną beveik po 100 km nuvažiuoju, tai grubiai sutaupau apie 15, kokį 14 eurų, kiekvieną dieną sutaupau, tai turint savo elektrinį. Tai va, paskaičiavimai tokie ir va, važiuoju puikiausiai, aišku, jeigu nori biškį toliau nuvažiuoti, reikia važiuoti, bent jau mano atveju, iki 75 km į valandą reikėtų nuvažiuoti. Jeigu norit truputį greičiau važiuoti, tai automatiškai 15 gali 20% nukristi nuvažiuojamas atstumas. Tai pasirenkat patys. Norit greičiau važiuoti, nuvažiuojat mažesnį atstumą. Norit toliau nuvažiuoti, važiuojat truputį lėčiau, saugiai ir nuvažiuojat 100 km ir virš 100, sakykim taip. Tai tiek, hebra, papasakojau, jeigu turit kokių klausimų, pasisakymų, komentuokit, rašykit, tai tam kartui tiek. Iki.